Labas rytas. O, visai nemalonu. Prie pats Alciucikai. 6 ryto atsikėlėm, naktį gerai lyjo. Atsigėrėm kavytės ir žiūrėsim, ką darom toliau. Nu ir labas rytas. Labas rytas. Mes kelyje po 7-10 minučių mes jau maunam. Širdį taip tuk neramu, tipo ką, jau link atostogų pabaigos. Šiandien yra trečiadienis. Rytoj bus 2 savaitės. Rytoj 2 savaitės ir jau rytoj jau planuosim suktis atgal. Bet tai nereiškia, kad baigėsi vidosikai. Nu, matysim, ką mes dar... Va, vėl 11 kilometrų iki posūkio. Persekioja skaičiai, tokie gražus, tik akis pakeli ir vienodi skaičiukai. Tai mes angelų palaikime, taip, kad maunam toliau. Ačiū, kad sekat, kas komentuojat, dėkingi. Pravažiuojam pro kaimelius. Ir kur tik tais bariukas, ten pilna sėdi vyrukų. 7 ryto. 7 ryto jau vyrukai daro aleliaus mustas. Man atrodo, kad jie stipriau ten daro, ne aleliaus. Nuo 7 ryto maladėts, rytas nuostabiai prasideda. Jau link pietinės Albanijos, jau kraštovaizdis skurdesnis, dabar tik tais tokį kanjoną įvažiuojam. Tai dar yra ką akytėm paganyti. Odą įvažiuojam. Bet orelis tai ne kažką. Gerai, kad važiuojam. Ar čia kyla, nesuprantu. Duobėj visiškai. Interneto nerasta. Aišku, dar tuneliokas. Kilometras 3. Kas? Galvoju, kažkas džiaugsmyčiui. Sakei. Buvo biški žim. Vizualiai žiūrint atrodė, kad leidėsi į pakalnę. Bet iš tikrųjų kilom.
ir žiūriu taip su kiekvienu kilimu, jis taip sunkin, variklis dirba. Nu, bliam, aš galvoju, negi kur stabdžius priknybė ar kažkas tai, ar dujas Krenovas užsipylėm. Bet čia pasirodo, mes vis kilom ir kilom. Nu jo, vaizdeliai tai kerintis. Ežeras ant ežero. Kas čia dabar? Nu. Nu. Kas ir dabar? Nu, kas ir avytės? Me. Tokie juokingi kalnai, tokie taškuoti su taškiukais. Tarp kitko, labai daug va tokių yra. Yra, kai prie kelio tiesiog kaip Pavojingose vietose. Kaip kapai, kaip atminimo tokias lentelės. Su paminklais. Su paminklais ir viso užrašais ir gėlėm, vienu žodžiu, žuvusiems atminti dažniausiai tokio jaunos nuotraukas kažkaip, va kam reikia va tiesiog įprasminti, nu, Jų tradicija. Jų tradicija, tikrai taip. Pasieksite kelionės tikslą. O kaip atvedė navigacija, kokiu keliuku eiti į Baziliką. Tik jau manęs nepalik čia. Blemba, čia kelias, biškis lyst ir viskas. Jokių man, kad slyst Ir nebūtų. vandenį. Nu ką, kelsimės. Antros keltas. Nežinau. Apsisukite. Ir šičia. Stopą. Aš sėdžiu, tu važiuoji. Kai fainiai pasikalbėjom iš Lenkijos. Darius toksai lenkiškai pavarė, pasikalbėjo. Tai užleido savo vietą, sako, tu išvažiuos. Kaip draugeliai kalbasi. Tas kainavo 7 eurai. Bet dabar buvo toks bajeriukas. Labai fainas. Tai aš jau papasakoju. Papasakoju. Jo. Pasakau, kur atvažiavom. Nežinai, tu ble bilietai. Žiūrėsim, kiek ble kainuos. Bilietai po 10 eurų, tai 20 suplakėm šį kartą. Oho, kokie medžiai. Antikos laikų. Tai tu pasižiūrėk, visi juoda baltas debils.
tai antikos laikais ir dabar tiesiog užmūryta tos katakombos visos, kad nelįstų žmonės. Matot. Ir mažiau. Arka. Ai, rimtai. Dabar nuo romėnų laikų yra originalai išlikę. Čia yra bet čia Jėzuliaus yra veids, man atrodo. Ne? Nuo romėnų laikais. Šitoje vietoje krikštydavo naujai įtikėjusius krikščionis. Oho. Sakydavo, ateikite čia ir padarykite mano mokinių tautą. Didžioji bazilika. Šeštas amžius prieš Kristų. Ieškom mozaikų. Gal kur yra? Šitam statiniam. Kiek metų? 2400 metų. Mano mylimas žmonas savo protų nesuvokiama. Nerado mozaikų. Gal ne čia turėjo dar jau būti? Jetau, dariau, kaip fainiai. Tau fainiai, sakyk. Like? Kiek? 10 iš 10? 15? Būtų mozaika kažkur. Oho, kokios gražios. Aš einu ten yra. Nu va, fortas. Tai čia to liūto. Čia yra liūto vartai. Tu bairio, tai kur liūtas? Liūto vartai, o liūto tai nėra. Baba, liūtas. Liūto buvo, va, kur einam toliau ieškoti liūto vartų. Negriūtų. Čia vandenį ištekėti. Vandenį padarytos skylės ištekėti. Lietaus metu, kad statinys tave turi. Ką reiškia prieš 2400 metų jau tada, kai planavo? Jau tada protavo. Tada, man atrodo, buvo dar protingesni negu dabar. Dabar vapšiai yra. Ką dabar? Koks dabar protas? LGBT, to paklausai, pasakė. Va, kokia ūga. Kaukšt galvikė neįtelpa. Einam, viskas, grįžti, dabar atgal grįšim. Pylė lietus. Dabar jau sušutom karštą. Fu. Kas liepia su megztiniu šiaip? Buvo šalta.
Jėzau, čia grinai originali likusi. Nu, kam reikia su peliuku daryti, aš nesuprantu. Ir vėl peliuks, aš nesuprantu. Kodėl, sakai, jie pliki stovėdavo? Laisvi? O gal dėl to, kad karšta būdavo? Nežinai? Galingas kaktusas, sueina savo. Lauramedžiai. Jėzu, kaip kvepia. Kam kapojat? Bet čia lauramedžiai. Nu va, grįžtam tuo pačiu keltuku. 100 metrų. Nu ką, ate Albanija. Čia neutrali teritorija. Ir koks čia ženkliukas. Jo, važiuojam neutralioji, toj girsim Graikiją. Sveika Graikija. Kas dabar? Eik, tu karvytė. There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do to me? You make it hard to breathe. Ooh. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Think you know I want you for myself, I don't need anybody else. Wanna leave this place. Meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our lips touch. Tad štai kokia ta Graikija. 22 mūsų aplankyta šalis. Ar kokį tiltą važiuojam? Meilė mano, tu gali įsivaizduoti, mes Graikijai. Kiek būdavo pagalvojam, gal kada iki Graikijos, o pimt ir Graikijai. Daug tekšt nedavėm, tekšt Graikijai. 84 centai yra. Dujos. Jo, pilinės. Kiek dujos? 85 centai. Ką sakė? Operatorė sakė vienu žodžiu, ar pylėtės Albanijoje dujų? Jo, sakau, pylėmės. Tai sako, bus problema, jeigu įsipilsi su mūsų dujom sumaišysi, nes visai netitinka propano oktaniniai skaičiai. Tai sako, dabar išvažiuok maksimum, iš vis, kad pasibaigtų dujos. Ir tada jau, sako, pilkis Graikijoje. Nes bus problems. Už 100. Koks čia tuneliukas? Iš vis trumpelytis. Vasilijaus tikriausiai, Vasiliko. Greičiausiai Vasilijaus, nes graikiškai Vasiliko. Varom pas Janiną. Bet tai užrašai tokie, nebūtų angliškai parašyta, tai šūdą suprastum. Taip gaunasi, kad šiandien tai daugiausia kelyje. O ką padarysi? Nes jau po biškį sukam link Lietuvos. Graikijai porą taškelių pasižiūrėti pro Šiaurės Makedoniją ir jau lipsim į viršų link Lietuvos. Vienas tunelis pasibaigia, kitas tunelis prasideda. Kur palauk, kokia valstybė būdavo tai? Buvo, bet tokie nedideli po puskilometrį. Važiavom mes jau kažką panašu. Ne, Italija, Šveicarija. Grožėkime Graikijos panoramą.
šitų gražuolių mes ir atvažiavom į Graikiją. Dėl šitų gražuolių. Negali būti, man vyras patikėjo daryti vakarienę. Sakė, vatimsiu ir nedarysiu šiandieną. Dariau, valgysi tortelinę? Valgysi tortelinę? Tortą taip, o tortelinės tikrai ne. Tortą valgyčiau, bet tortelinės... A torto ir nėra. Torto nėra. Ne, sako, tortelinę valgysi. Nu, tu čia lygiai tas pats pasakyti, Sakė, viskas. kėdę valgysi. Tu prisipažink. Ką tu sakai? Šiandien nedarysi valgyti. Nedarysi. O kas viduosi, ką montuos? Karočią, šiandien man reikia viską daryti. Nu, ir padarysiu ką? Aš puikiai mergiotė. Ar greitai perkasim ir eisim dar pasivaikščioti. Eisim dar biški pasivaikščioti. Apsiveizėti. Pasiruošti morališkai rytojui. Ir kelionę šios dienos reziumuosim. Šiandieną važiuota 418 km per 7,5 valandos. Nu tai va, specialiai save nesiskanaujam, ties čia ir sustojam. Rytoj laukia visas malonumas nuo pat ankstaus ryto, kelsimės, nežinau. 6. O išvažiuosim, 6. kad būtų 9 valandą, sakė, būti. Nuo 8 iki pusės 11 ok parkingas, o nuo pusės 11 tipo žopa. Nu gražu. O ne tą žodį parduodu, Rytoj atsiprašau. viskas aplanko šito meteorų kalnuose. Gražybės visas gražybės. Jo, ten yra labai daug vienuolynų, ten bla bla bla, daug ko visko tenais yra. Ir laukia kelelis tolimas, grįžtų namo, ko saulė dar nenusileido. Taip, kad ačiū mėlėjai, kas sekat, labai daug sulaukiam komentarų. Visiems jums didelis dėkui. A tu nori padėkoti? Jo, ir aš kelis komentarus parašiau, va. Eikt. Ate.